Taigi, sekanti mūsų tema tai daktaro Sauliaus Grybkausko. Autorius neperseniausiai išleido monografiją Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje. Ir iš tiesų kartais atrodė, jog kada su šitą temą susidurti teko, dar disertacinę, kad tai yra lyg ir nuobodoka. Tačiau iš tiesų tai naujas indėlis į nomenklatūrą pramonėje. Taigi, Saulius Grybkauskas, ekonomikos militarizavimas, karinė pramonė sovietinėje Lietuvoje. Prašom. Ačiū. Labadiena, tai mano pranešimas, kaip minėjo profesorius Jakubčionis, tai ekonomikos militarizavimas. Tai, kaip profesorius minėjo, tai pakankamai sudėtinga tema, mažai tyrinėta tema, kadangi sovietinės ekonomikos tyrinėjimai turbūt reikalautų ir tokio atskiro pasiruošimo, tai ir daug skaičiukų, ir skaičiavimų, ir pagrindimų, kas tikrai nėra Lietuvoje dar padaryta. Ir juo labiau kalbėti apie sovietinę ekonomikos militarizavimą yra pakankamai sudėtinga, kadangi net pati ekonomika, nacionalinio produkto augimas, ekonomikos plėtra yra mažai tyrinėta. Tai aš tiesiog pristatysiu savo tokius pirminį tyrinėjimą karinės pramonės tema. Tai karinės pramonės plėtrą sovietinėje Lietuvoje lėmė geografinės aplinkybės ir lietuviškosios nomenklatūros interesai, tačiau svarbiausių plėtros faktoriumi buvo sovietinis karinės gamybos prioritetas. Kiekvienais metais LKP-CK, kaip ir tikiu kitos respublikos, kadangi tai buvo sąjunginis nutarimas, gaudavo TSRS ministrų tarybos slaptus nutarimus, kuriuose buvo kartojama standartinė frazė. Nustatyti, kad šiuo nutarimu numatytos karinės technikos gamybos mobilizacinių pajėgumų vystymo užduotis yra svarbiausias pirmaeilis partijos ir vyriausybės uždavinys, stiprinant šalies saugumą. Taigi, kai mes vartom dokumentus, tuometinius dokumentus, išties matosi, kabutėse šnekant, taip, partijos dėmesys vartojimų, liaudės gerbūvių, bet pažvelgus į slaptus dokumentus, akivaizdžiai matosi, kas buvo tuo metu vyriausybės sovietinės valdžios prioritetu. Reikėtų pasakyti, kad sovietinėje Lietuvoje nebuvo daug uždarų gamyklų ir įmonių. Nors pramonės įmonės kuruojančio KGB antrosios valdybos 3 skyriaus ataskaitose ir susirašinėjimuose su Respublikos institucijomis gausų užuominų apie tai vadinamas pašto dėžutės, perdėtai pabrėžiama būtinybė laikytis saugumo reikalavimų. Vis tik į Maskvą siunčiamuose raštuose ar čekistų pasisakymuose KGB sąjunginiuose renginiuose buvo pripažįstama, kad Respublikoje itin slaptų įmonių nėra. Antai 89 metais Respublikos KGB pirmininkas Eismuntas TSRS KGB 6 valdybos viršininkui Ščerbakovui rašė, LTSR teritorijoje nėra itin svarbių ar itin uždarų objektų, o taip pat svarbių gynybinių pramonės įmonių, gaminančių ginklus ir karinę techniką. Respublikoje yra 10 TSRS gynybinių šakų gamybinių susivienimų ir institutų, kuriems žinybiniais įsakymais nustatyta uždarumo kategorija. Šie objektai iš esmės yra tik tarpininkai arba subrangovai. Vis tik pašto dėžutės kodą turėjo daugelis sunkiosios pramonės gamyklų. 68 metais Respublikos KGB pirmininko Petkevičiaus patvirtintame organizacijų, kuriuose KGB antrai valdybai būtina vykdyti kontražvalgybinį darbą, sąraše yra iš viso 112 objektų. Tarp jų išvardintos 42 pramonės įmonės, gamybiniai institutai ir konstravimo biurai. Pašto dėžutės kodą turėjo 20 pramonės įmonių. Daugelis jų koduotos buvo vien dėl to, kad priklausė TSRS karinio pramoninio komplekso 9 ministerijų sistemoms, nors karinės produkcijos taip ir negamino. Jų nekarinis gamybinis pobūdis matyti iš KGB pateiktų gamyklų aprašų. Kalbant apie Kauno laivų statybos gamyklos Pergalę, jos koduotas pavadinimas buvo A7475,
pažymėta, kad ji gamina laivų sraigtus. Apie Kauno radijo gamyklą koduotas pavadinimas R6856, Klaipėdos laivų statybos įmonė Baltija H5832, laivų remonto gamykla V2677, Panevėžio ekraną V2963, nurodyta tik žinybinė priklausomybė. Pašto dėžučių kodus turėjo ir keletas karinės pramonės įmonės ministerijoms nepriklausiusių įmonių. Tai stakles gaminusi Žalgirio gamykla V2936, elektrotechnikos įmonė Elfa A7586 ir Vilniaus elektros suvirinimų įrangos gamykla G4823. Tikrų uždarųjų TSRS karinės pramonės ar KGB poreikiams įrangą gaminusių įmonių Respublikoje buvo tik tai keletas. Tai kopijavimo įrangą projektavęs ir gaminęs elektrografijos institutas Vilniuje, tai G4823. Kariniams tikslams radio matavimo prietaisus kūręs ir gaminė Vilniaus radio matavimo prietaisų institutas R6856 ir gamykla A7859, geriau mums žinoma kaip Pitiorkos, Penkiukės, taip čia Vilniuje esanti, iš tikrųjų vėliau tapusi spalio 60-mečio gamykla, dar kartais pavadinama kaip Burdenkos gamykla, nes pagal direktorių su tokia įdomių vardų Oktябr Burdenka. Tai po to dar buvo Kauno radijo matavimo institutas V8574, garsai rašančią aparatūrą, KGB pasiklausimo įrengimus Moška, Lavr ir lėktuvų juodasias dėžes gaminusi Lietuvos prietaisų gamykla, vėliau susivienimas Vilma, tai A7934. Taip pat karo technikai transformatorius Gabarit gaminusi Vilniaus radijo komponentų gamykla, vėliau tapusi susivienimu Vilniaus Vingis, mikroschemas kūrentis Vilniaus konstravimo biuras, tapęs Venta vėliau, ir jas gaminantis Šiaulių Nuklonas. Šie įmonių slapti kodai išliko per visą tyrinėjimą laikotarpį. Vykdant reorganizaciją, stambinant įmonės besteigiant susivienimus, pagrindinės įmonės išlaikė senuosius kodus, o filialams buvo suteikiami nauji numeriai. 77 metais įsteigus susivienimą Vingis, jam suteiktas A3112, radio komponentų gamyklai liko A7528, o susivienimo ypatingajam konstravimo biurui duotas A3774 kodinis vardas. Slaptosios įmonės turėjo uždaros įmonės turinčios atvirų padalinių arba atviros įmonės turinčios uždarų padalinių statusą. Pastarąjį slaptumo lygį turėjusios Kauno radijo matavimo instituto iš tikrųjų slaptosiomis buvo tik 3 skyriaus 31 ir 32 laboratorijos, kuriuose kariškių užsakymų gamintas komponentas Rusalka. Net vienas slapčiausių Respublikos įmonių laikytos Vilniaus spalio 60-mečio radio matavimo prietaisų susivienimo, kurio statusas buvo uždaroji įmonė turinti atvirųjų padalinių, produkcijos struktūroje kariniai gaminiai sudarė 7,6%. Nedidelį uždarųjų įmonių skaičių bei jų neaukštą slaptumo statusą sąlygojo ne tik sovietinės lietuviškosios nomenklatūros orientacija į tradicinės pramonės plėtrą, bet ir Lietuvos geografinė padėtis. Pagristai buvo baiminamasi, kad TSRS vakaruose esantis kariniai objektai sudomins NATO šalių žvalgybas. Ir iš tiesų, nežiūrint maskavimosi pašto dėžutėmis ir jų veiklos čekistinių priedangos legendų, kuriomis buvo siekiama dezinformuoti užsienio žvalgybas apie tikrąją produkciją. Vakaruose buvo žinoma ar bent jau tiksliai spėjama tikroji gamyklų paskirtis. Pavyzdžiui, 62 metais Išeivijos dirbo žurnale pasirodė straipsnis apie Vilniaus radio matavimo prietaisų gamyklą. Ir tas straipsnis, ištraukos iš to straipsnio yra KGB medžiagoje. Tai reiškia, jie reagavo ir matė, kad vakarai atskleidė, nežiūrint priedangos legendų, kas tai yra per gamyklą ir pakankamai tiksliai identifikuoja gamyklą. Nemažą KGB nerimą sukėlė ir 83 metais Vilniuje lankėsi Britų ambasados karinio atašė darbuotojai Plameris ir Vagensvytas.
Saugumiečių tvirtinimų šie, taip vadinami, nustatyti agentai domėjosi Vilniaus radijo matavimo prietaisų ir Vilniaus susivienimais. Juos neva fotografavo portatyvinę techniką. Karinės įmonės ir joms vadovaujančios ministerijos gamybos šalies gynybos reikmėms faktorių naudojo investicijų srityse. Tai naudojo kaip tam tikrą argumentą ir spaudimą Respublikos valdžiai, siekiant gauti kuo daugiau investicijų ir leidimus Respublikos valdžios leidimus plėsti savo gamybinės patalpas. Kadangi pagal tuometinės nuostatas, pagal tuometinę tvarką formaliai plėsti gamyklą galėjo leisti tik Respublikos sovietinės Lietuvos ministrų taryba, priimti tam tikrą nutarimą ir leisti plėsti gamyklą. Tai būtent šis karinis faktorius, kad tai bus gaminama labai svarbiai, reiškia, kariniai technikai produkcija, buvo naudojamas spaudžiant Respublikos vyriausybę, ministrų tarybą, kad jinai sutiktų plėsti tas gamyklas. Tai pavyzdžiui, buvusio LTSR statybos ministro Romualdo Sokolausko tvirtinimu apie karinių šakų objektų statybą TSRS statybos ministerija kas mėnesį privalėjo atsiskaityti TSRS ministrų tarybos pirmininko pavaduotojo Smirnovo vadovaujamai TSRS ministrų tarybos prezidiumo karinės pramonės komisijai. Ši 60-ojo dešimtmečio pabaigoje įkurta struktūra buvo pagrindinis TSRS karinio pramoninio komplekso valdymo organas. Nors, kaip minėta, karinės paskirties produkcijos dalis Respublikos įmonių struktūroje, gamybos struktūroje nebuvo didelė, vien užuomina apie slaptą produkciją turėjo skambėti įtikinamai. Siekiant gauti Respublikos valdžios leidimą plėsti gamybinės patalpas ar paspartinti jų statybą, sąjunginių ministerijų bei įmonių raštuose Respublikos valdžiai dažnai buvo primenama įmonės produkcijos reikšmė KGB ar gynybos ministerijai. TSRS radijo pramonės ministerijos ir TSRS generalinio štabo rašte 67 metais Sniečkui reiškiamas nepasitenkinimas Lėta elektrografijos instituto Vilniuje, kuriam pavesta atlikti svarbius TSRS gynybos ministerijos užsakymus statybą. Po keliarių metų elektrografijos instituto plėtros klausimų į Sniečkų vėl kreipėsi TSRS radijo pramonės ministras. Laiške jis piktinosi, kad Respublikos ministrų tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Kairys Kairio sprendimu neleisti plėsti instituto, darbuotojų skaičių padidinti nuo 1300 iki 2300, metinę gamybinę programą nuo 5,3 milijonų rublių 69 metais iki 13 milijonų rublių 75 metais. Pastebėtina, kas yra labai įdomu, kad nedidelėme apimties tekste ministras Kalmykovas net kelis sykius pavartojo frazę šalies gynybai, для обороны страны. Po poros metų minėtai TSRS radijo pramonės ministerijai pavaldžios Penkiukių gamyklos rašte Maniušiui, Maniušis buvo ministrų tarybos pirmininkas, piktinamasi Respublikos plano komisijos sprendimu neleisti statyti 3,6 tūkstančių kvadratinių metrų neva sandėlio patalpų. Rašte tvirtinama, kad naujo ploto poreikį sąlygoja naujos atominiai TSRS vidutinių mašinų gamybos ministerijai skirtos specialiųjų prietaisų bei įrangos gamybos užduotis. Laiško autorių argumentų sutvirtina ne tik sąjunginių ministerijų laiškam įprastos nuorodos į TSKP, CK ir vyriausybės nutarimus, bet ir į TSRS ministrų tarybos prezidiumo karinės pramonės komisijos dokumentus. Panašus raštų stilius būdingas ir kitoms devintuko ministerijoms bei joms pavaldžioms įmonėms. Antai 79 metais TSRS elektronikos pramonės ministras laiške Griškevičiui pabrėžė Ventos konstravimo biuro ir gamyklos svarbą karinės technikos gamybai. Anot ministro, įmonės mikroschemos naudojamos kosminių laivų Sojuz ryšio aparatūroje, sparnuotų raketų taikymų sistemose, lėktuvų lazerinio nusitaikymo galvutėse, naikintuvų MiG-27 ir MiG-29 borto aparatūroje.
Beje, minint šią aparatūrą padėtas net šauktukas mandyt tam, kad labiau įtikintų Respublikos valdžią leisti įmoniai padidinti darbuotojų skaičius nuo 79 metų iki 81 metų, nuo 1400 iki 1750 darbuotojų. 1883-84 metais, kai TSRS dar bandė parungtiniauti su Reigano, tai vadinama karinė žvaigždžių programa, į Lietuvą ėmė plūsti raštai su siūlymais statyti vis naujas karinio pramoninio komplekso įmonės ir santūrus Respublikos valdžios neigiami atsakymai į juos kiek pykdė Maskvą. Antai 84 metais į Griškevičių kreipėsi TSRS elektronikos pramonės ministras Šokinas, prašydamas pritarti Šiaulių nuklono gamybinio ploto padidinimui net 20 000 kvadratinių metrų. Šios įmonės produkcija buvo skirta iš esmės vien tik karinės pramonės įmonėms. Griškevičiaus atsakymas Šokinui buvo neigiamas. Respublikos valdžia siūlė statyti tik 7 000 kvadratinių metrų plotą ir tai skirta ne karinės produkcijos, o vartojimų prekių gamybai. 4 000 kvadratinių metrų vartojimo prekių gamybai ir socialinės kultūrinės paskirties objektams. Įmonės darbuotojų medicinos priežiūros pastatam, aktų saliai ir sporto kompleksui. Brazausko prisiminimu Šokinas ketino Šiauliuose statyti pramoninį gigantą, išplėsdamas gamybinės patalpas net iki 80 000 kvadratinių metrų. Brazauskas interviu metu tvirtino, kad Respublikos valdžia nesutiko su ministerijos planais. Jo žodžiais tariant, pradėjom kapoti Spergos planą, kad mes negalim, kad pas mus nėra resursų, darbo resursų. Taigi, apibendrinant, galima teigti, kad karinės pramonės plėtrą lėmė tiek sovietinės valstybės poreikiai, čia jau būtų toks makro lygmuo, tiek sąjunginių įmonių plėtros interesai, kaip mikro lygmuo. Nes esant ekstensyvaus pobūdžio ekonomikai, įmonės buvo suinteresuotos didinti darbuotojų skaičių ir gamybinės patalpas, nes tik taip jos galėjo vykdyti gamybinius planus. O kartą jau paleidus karinę gamybą, ji buvo nuolat plečiama, nes tai buvo glūdėjo visoje sovietinės ekonomikos logikoje, ekstensyvioje plėtroje, nes planas augo, visą laiką augo, o jį užtikrinti vien tik intensyvumo svertais buvo iš esmės neįmanoma. Paleista gamykla turėjo nuolat augti. Ačiū už dėmesį.